Sveiki, draugai. Na kągi, turim šeštadienį apsiniaukusią lietingą dieną. O, matot, mano naujas sargas guli. Žodžiu, ką noriu parodyti, kaip veikia apsiniaukusią dieną sistema, nes daug kas prašė klausė. Ir turim praktiškai pajungtą jau stotelę, kaip sakant, elektromobilį. Ir perjungiam viską sistemą, žodžiu, namai eina nuo šito inverterio 11 kW. Vieną palikom garažui, kitą palikom dažymo kamerai. Ten po 5,6 kW. Jie sudubliuoti, bet atjungsime juos atskirai. Žodžiu, namai pajungti viskas nuo šito, biškai čia apsitvarkėm laidus. Sėdėjom šitą rozetę, nes neturėjau, bet už tą tvirtai įsikiša. Aišku, kabelis keisis į namus irgi, čia dabar tik tais tas laikinai jau aišku porą metų, bet dabar tvarkysis kiemas ir normaliai susidės 6 kvadratų laidas iki namo dėžutės, žodžiu. Čia, kaip matėt, viskas pajungta, išvedėm į vidų. Ką mes čia turim jau prisukę, 6 kWh nuo vakar 8 vakaro. Tai va, kažkas minėjo dar, kad su 16 kWh akumuliatoriais neįmanoma išgyventi nakties. Na, nežinau, ką jūs ten jungiat naktį, bet šiandien rytą atėjau, kaip sakiau, radau 54,3 volto akumuliatoriuose ir buvo suvartojimas per naktį lygiai 5 kWh. Dabar turim apie 1 valandą kažkas. Akumuliatoriai, kaip matot, pilni, net nevyksta krovimas, neima nieko absoliučiai. Čia biški duoda 112, čia 300 W irgi, dėl to, kad pilni akumuliatoriai. Ir dabar naisim, pajungsim namus, ne namus, o boilerį, namai dabar pajungti. Namai pajungti ir mes namuose imam 322. Be to kraunasi dar vienas elektrinis aparatas, ne elektromobilis, bet jau, kaip sakant, kraunasi nemokamai. Aišku, jis daug neima, apie 150 W krovimo metu, bet iš savo nemokamos elektros vis tiek jau smagiau. Žodžiu, eisim pajungsiu boilerį, duosiu apkrovos, daugiau, kad būtų porą kW ir pažiūrėsim, ką galima ištraukti iš tokios apsiniaukusios lietingos dienos. Nes diena tikrai bjauri, nežinau kaip kitur Lietuvoje, bet pas mus tai juoda. Tai lyja, tai nelyja. Žodžiu, einam, pajungsim apkrovą, boilerį ir pasižiūrėsim. Na štai, pajungiam boilerį. Aišku, nelabai kas pasikeitė ant šitų, nes jie neapkrauti. Šitas apkrautas dabar, šitie tik tais nuo garažo, šitas iš vis niekur, kaip sakant, nefigūruoja, dėl to net 220 atjungta. Tik tais veikia, kaip sakant, dabar kontroleris saulės. Tai ką mes turim? 250 grubiai, 100, 350, čia 150, 500 W. Ir čia mes ką turim? 230 W. Tai grinai apsiniaukusią dieną, grubiai iš 12 kW, turim beveik kW. Tai va, taip veikia sistema, bet, kaip sakiau, akumuliatoriai pilni. Iš akumuliatorių praktiškai dabar neimu, truputėlį, sakykime, nes kilovatas, jo, pasižiūrim, dabar kilovatas
saulė duoda, o mes dabar turim namuose 1,754. Žodžiu, iš saulutės imam kilovatą, 700 imam iš akumuliatorių. Tai va taip dirba sistema, nes labai daug tikrai klausimų ir tokių, kartais kvailų. Tai parodau išsamei, jau paaiškinu, kitaip nemoku paaiškinti. Ir taip va visą dieną, sakykim, gerai, tas boileris paveiks 3 valandas sušils, atsijungs. Ir mes ten vėl namuose imsim kokius 3, 4, 500 vatų. Ir mum jau viską dengia saulė, mes iš akumuliatorių nebeimam. Tai dėl to ir sakau, kad dieną, jau tokia apsiniaukusią dieną aš praktiškai, jeigu ne boileris, nieko nepaimčiau iš akumuliatorių. Viskas iš saulės, o saulėtą dieną galima jungti viską. Ir esu sujungęs ir dažymo kameras, į boilerius ir net buvau pajungęs papildomą kontrolerį, kuris dar išsiurbė iš saulės sistemos panelių, žodžiu, dar likusią energiją, dar vieną kaitinimo elementą. Tai su 12 kW saulės panelėm ir 16 kWh akumuliatoriais, aš sakau dar kartą, aš gyvenu nuo vasario mėnesio iki lapkričio mėnesio absoliučiai atsijungęs nuo valdiškos elektros. Tai va. Na, mes galime eit pasižiūrėti, ką mes ten kraunam. Elektrinis. Tik tais nėra dar įžeminimo, šiandien parduotuvė nedirbo. Ir mes įžeminimo strypų nenusipirkom. Ne elektromobilis, bet elektra. Apie 30 km kažkur eina nuvažiuoti. Ir štai, išlindome ten. Prikabinom kabeliuką, iš tos pačios skardos padarėm kabutės. Lankiuką gražiai. Viskas. Čia bus šalia įžeminimas, ateis įžeminimas į rozetę, inverterius nueis. Ir mes turim va tokią po pastogę, pusei mašinos įvažiuos, sakykim. Gal net ir daugiau, įkrovimo laidas ilgesnis ir savo po stogu elektromobilis kraunasi. Nepykit, biškį sloguoju. Tai traukiu nosį. Ir tokį va pirmą elektrodaiktą kraunam. Beje, kam įdomu, Opelis parduodamas. Puikia mašina, ką tik pasibaigus technikinė. Šiaip viskas tvarkoj, nauji diskai, naujas kaladėlės sudėtos. Pagrindinis diržas nesenai pakeistas. Jokių problemų šiaip neturi. Apart reikia pasikeisti variklio tepalo dangtelį, nes gumytė nusprogus ir, žodžiu, taško per tepalą biškį. Apsivarvaliavęs. Daugiau jokių barškesių nieko. Rankinis veikia, viskas, žodžiu. Šviesos veikia, absoliučiai viskas veikia. 2007 metų. Aišku, viena kita rudelė yra, nes Opelis. Bet šiaip 6 pavaros, 7 vietis. Kam įdomu, galit kreiptis. Lėti ratai gražus, žodžiu, apsipraust, nusiplauti. Truputėlį. Tai va, žodžiu, tokios stokelės. Laukiam, kada parduotuvė atsidarys, nusipirkti šituos žeminimo strypus. Ir tą patį padarysim ten. Ten yra valdiška elektra. Ten irgi padarysim stotelę, žodžiu. Bet truputėlį laukia prašviesėjo ir matau, iš karto mes turim daugiau. Beveik 800, čia 140, tai jau kilovatas beveik. Čia 150. O, ir čia jau 800 vatų. Tai jau 816, 1,8, 2 kilovatai. Čia šviesiau pasidarė ir iš karto
pakilo. Nors nei saulutės nieko nėra. Kągi, baigiam tokią trumpą video. Parodžiau, kad tikrai galima išgyventi su savo elektrą ir pilnumoj.